Sveiki, aš jūsų laukiau. Turiu problemą. Draugą pametėjai. Iš kur žinot? Skambindamas pasakėjai. A, tiksliai. Einam. Kur? Jūs labai gražus. Nu tai va, suprantat, kaip mesgi susitarėm. Aš esu varovas, iš kitos pusės varau žuvis. Ultra garsu. Įkišu galvą ir skleidžiu ultra garsą. Taip dovaną tokio turiu. Motina, matot, vonio, gimdė vandenį. O, matot, žvejys. Einam giliai. O jie, pasijus. Čia jis? Taigi grandinėlė per krikštynas, čiagi mano krikšto sūnus. Užjaučiu. Va ir dobutės, kai šypsosi. Klausykit, o tai kas čia galėjo atsitikti? Taip, viskas aišku. Kas aišku? Laidai, aukštos įtampos laidai. Taip. Jis užkliudė meškerę laidus arba valu ir viskas. Kas viskas? Pavojinga žvejoti po aukštos įtampos laidais, jeigu yra galimybė juos paliesti. Tai baigėsi mirtimi. Palėtė ir numirė? Taip. Geras žmogus buvo. Tai ką negalėjot surasti geresnės vietos, aš nesuprantu. Tai labai gera vieta, ištieskit ranką. Va tokią žuvį buvo pagavęs. Žinokit, tokiais žvinais spalvotais. Ir nunešėm į bažnyčią, vitražas padarė. Meras atvažiavo, fotografavomis. Giedriau, aš tau patariu geriau žvejot šulinį. Tikrai? Bus daug saugiau. Aš turiu šulinį namie įsitaisęs. Nori parodysiu? Noriu. Pas mane namo. Nori? Aš patikrinsiu. Einam. Pas mane dar niekas namie nebuvęs. Nu, tu būsi pirmas. Elektros laidai nepaprastai pavojingi gyvybei. Aukštos įtampos elektros instaliacija teka 100 kartų stipresnė srovė nei naudojama buityje. Ji gali nutrenkti net per atstumą, todėl prie aukštos įtampos įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių. Saugus atstumas nuo aukštos įtampos elektros laidų 2,5 metro. Saugus atstumas nuo nutrūkusio elektros laido 8 metrai. Saugus atstumas nuo elektros laidų žvejojant vandens telkinyje 100 metrų. Leistinas transporto aukštis elektros linijų apsaugos zonose iki 4,5 metro. Pamatę nutrūkusį laidą ar sugadintą elektros instaliaciją, visada apie tai praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.